interneto skelbimų portalas. Mes vėl eteryje. Ir kiek žinome, daugam iš jūsų patinka automobiliai. Taigi apie juos pakalbės Norbertas ir jo rubrika Ruošk roges. Žiūrim. Sveiki, aš Norbertas ir po metų pertraukos vėl startuos Ruošk roges epizodų. Šį sezoną taip pat padaužysim truputį automobilių, bet ne tiek daug, kad ir kaip tai būtų linksma, nes policija žiūri tai labai rimtai. Vilniuje dar vis neturim trasos, todėl važiuosim nusiau Kauno Nemuno žiedą. Tačiau garaže ruošim ir dar vieną projektą, truputį rimtesnį, nei Winterbeatai. Kita dalis epizodų tęsis garaže, kur ruošime šį 3 klasės BMW. Su juo važiuosime pro lygio varžybose, jame jau yra saugos lankai, atsiras galingas variklis, tvarkinga važiuoklė ir parodysim, ką mokam. Kol žiemos sezonas apsilankysime ir kitose garažuose, kur ruošiami ne tik automobiliai driftui, tai yra vienas žmogus, kuris užsiema didžiulę japoniškų automobilių siunta į Lietuvą. Yra dar keli žmonės, kurie lipdo automobilius visiškai nuo nulio. Manau, važiuosime pas juos ir pažiūrėsime, ką daro jie. Gero jums žiūrėjimo ir kai laukia tokia slidi danga, vairuokite labai atsargiai. Sveiki, čia aš Norbertas ir Ruošk roges 2 sezonas. Deja, šį kartą žiemai nesiruošim ir automobilių nedaužysim. Turim kai ką rimtesnį. Einam pažiūrėti. Taigi, pagaliau vieno gero rėmėjo dėka, tai New Hip Group įmonės pavyko įsigyti automobilį. Ir pagaliau tai kupė modelis. Turim juodą odinį saloną, 1.8S variklį, tvarkingą kėbulą. Aišku, matom, yra vienas defektas, bet jis padėjo pakoreguoti galutinę kainą. Ir iš viso to bandysime padaryti sportinį automobilį. Taigi visų šių žaislų mums nereikės, taip pat juos išimsim lauk. Ir pirmas etapas tai bus saugos lankų įdėjimas. Būtent lankais bus atsakingi ASDS Motorsport, o Ruošk roges garaže darbuosis Ignas ir Mindaugas. Ką manot reikia padaryti prieš išradant automobilį? Žinoma, išbandyti. O kaip išbandyti šį 1.8 variklį, kuris turi 103 kW? Darant burnout. Nes, kaip žinai, yra toks ritualas. Tik nusipirkus galų varomą automobilį, jau tą pačią dieną reikia padaryti burnout. Manau, negaiškime laiko gadinant asfaltą ir greičiau kelkimės į garažą, kur vyksta darbai.
Taigi mes jau esame garaže ir Ignas neskubėdamas variklį išėmė per kažkur 2 valandas, viską atliko gražiai ir tvarkingai. Vėliau seka salono ardymas, išėmėm kilimą ir likom labai patenkinti kėbulo būklę, neradom jokių staigmenų. Taigi kėbulas kaip ir išardytas, galime kibti pagaliau į projekto darbus. Tai pradėsime nuo sportinių sėdynių tvirtinimų gamybos. Domėjomės, kokie turi metalai būti, kokie storiai tam padaryti, tačiau būtent drifto reikalavimus sunku tai konkrečiai rasti. O mes norime tikrai dalyvauti oficialiuose varžybose ir norime, kad čia automobilių techninė komisija praleistų. Tai teko pasinaudoti žiedo reikalavimais ir daryti tai, kaip parašyta ten. Pažiūrim, kaip mums tai sekėsi. Taigi Roškrogės komandos padirbėjo labai neblogai. Per 2 dienas pilnai išrinko automobilį ir paruošė kelionį pas Darių Vasiliauską, kuris yra saugos lankų specialistas. Tačiau dar ir po viso to mums patiems teks grįžti prie virimo darbų, nes tik kai lankai atsiras automobilį galėsime pabaigti virinti diržų tvirtinimus ir pakoreguoti vairo poziciją. Nes kaip žinia, pas E36 vairas stovi ne pačioj patogiausiai vietai, labai pasuktas į vairuotojo durelių pusę. Taigi nieko nelaukiam, kraunam kregždę į traliuką ir lekiam. Su jumis buvo Roškrogės, iki kito karto.